Jo, dabar apie Jonuką. Čia man kažkiek kažko parašė, labai trumpai, bet nieko, mes iš jo egzaminuosim visiems šiandien. Pasiruošėm, kad gimė 63 metais, kovo 14, tai reiškia kovo 14 jau 50 sukako. Akmenės rajone, Gudų kaime, Mažeikiuose baigė vidurinę mokyklą, mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje, dabar kultūros kolegija. Tapyti pradėjo tarnaudamas armijoje. Reiškia, tapė peizažus, Kaukazo peizažus parašyta, taip atrodo. Daug vėliau, po pažinties ir draugystės su dailininku grafiku Rimtautu. Oškučiu, jo. Tai Jonai, kalbu, tai pats pasakytume teisingiau, pasinėrė abstrakcijos pasaulį. Taip, ir aš apie Joną iš karto, apie Jono kūrybą pasakysiu per tiek. Tai vienas didesnių džiaugsmų yra matyti kuriantį žmogų. Šiuose tapytuose paveiksluose jaučiasi energija, gebėjimas pertikti gyvą jėgą, tai abstrakcijos jėga. Spalviniai sprendimai pulsuoja gyvybę, stilingu novatoriškumu, o kartu ir subtilumu. Tai žmogaus išgyvenimai, patirtis ir jų įvairovė. Tai gal ir ateitis, tai būtų neregimas pasaulis. Juk menininkai tai šitą regi. Ir Jono Krikštėnų bibliotekoje antra paroda, pirmoji buvo mažesnė, dabar tai visos sienos jo ir vaikų bibliotekėliai stende, taip pat Jono kabo paveikslai. Ir čia du paveikslai čia už durų, kurie sakė, Jonas čia jie netinka, čia jie, kadangi padovanoti bibliotekai nuo praeitos parodos, tai jie sakė, čia netinka, tai už durų visiems mes jos tam kalbėjom. Jo, ir apie parodos sumanymą, jos kūrybą, aišku, jau pasakys pats Jonas vis vien. Jie yra bibliotekos skaitytojai. Ir dažnai ateina, ir mes kalbamės. Mes tik pradedam metus, šiemet yra skirti metai, Donelaičio metai, tarmių metai, sveikatingumo metai. Ir ką mes beruoštume, jie ateina ir mes su Jonu tarėmės, su Virgele tuo pačiu. Apie tarmes kalbėjom. Ir šiandien, anksčiau man Jonas yra pasakęs, kad kalbėsim, žemaitiškais pakalbės, o šiandien sakė, ne, aš lietuviškai kalbėsiu. Bet vis dėlto Jonai porą žodžių tarmių metai tai reikia. Nes tarėmės, tu žemaitiškai, aš dzūkiškai, nes aš Dzūkijos kilusi, o kas iš Suvalkiečių gal neturime tarpę, jeigu kas turi. Ten yra šaknys, tai prisipažinkit, porą žodžių, kas galėsite. Tai aš tokį jau dzūkišką žodelį pasakysiu. Nors ir labai susopo širdzelą, bet tarp tokių gražių žmonelių, labai miela, smagu ir gerą širdzelai. Tai malonu jums ir gero pasibuvimo, labai dėkoju svečiams, malonu ir ponui Juliui. Dabar visien, Jonai, tau teiks kalbėtis. Paprašysim kitų pasisakyti, paegzaminuoti. O šita paroda, kaip ir sakei, mes irgi turim paminėti. Vat ir vienas paveikslas pats sakė, jo, priminsiu, nes jo nematei, sakei, vat man ir gimė tas paveikslas, aš pavartęs Donelaičio metus, aš nutapiau tą paveikslą. Jo. Nu, žemaitiška. Sveik susėda, baisė gerą susėdom. Ačiū. Viskas. Alina. Nu ką pasakyti, paišau visą gyvenimą, nuo vaikystės, bet rimčiau pradėjau paišyti kariuomeniai tarnaudamas. Kai man buvo 20 metų, aš biškį vadėjau šią vitą armiją. Nu, draugai dembeliai paprašė ant albumų viršelį nupaišyti ką nors. Pripirko dažų, teptukų, nu ir pavariau peizažų kaukazietiškų, kalnų, ten visokių kalvelių, džiunglių visokių papaišiau. Nu ir paišiau su pertraukom, nu kai vedžiau. Vaikas, žmona, darbas, buvo mažiau, tik savo vestuvėm plakatus nusipiešiau pats visus, kai ženėjaus pirmą kartą. Aš ne vieną kartą ženėjaus. O laiko, čia prie sienos, viską turėsi išsakyti. Nu ir paišiau, daug paišiau. Man didelį įtaką padarė, pažintis su tokiu menininku, grafiku Rimtautu Oškučiu, amžinatelis, jo nebėra. Mes su juo trumpai bendravom, labai susidraugavom. Aš niekada netildavau popieriaus lapą.
mane užtekdavo popieriaus. Jis mane išmokė sutilpti lapą, išmokė, kas yra kompozicija. Paskui tą spalvų kompoziciją pats perkandau, jau nebebuvo. Vat čia yra grafikos du piešiniai viršutiniai, va. Rimtauto Oškučio technika nupiešti. Varpas ir veidas. Rimtauto Oškučio technika nupiešti, tie du darbai. Aš taip tik nupiešiau, po jo mirties iš viso piešti jo techniką. Čia yra Oškučio technika. Tušas ir popierius. Va. Ir dar labai man daug padėjo, va, yra toks klubas visuomeninis, va. Klubas 13 ir ko vadinasi, visuomeninis. Ir kūrybinius žmonės jungia, ir nekūrybinius. Mano pirmą parodą, abstrakciją pagal Joną, padėjo surengti 9 metais, kai grįžau iš Latvijos, klubo vadovė, medicinos mokslo daktarė, docentė Survilaitė Danguolė. Ir turiu tik vieną svečią iš klubo, Bronių. Gal Bronius tars porą žodžių apie klubą paskui. Nu ką, šią parodą skiriu visiems geriems žmonėms sutiktiems savo kelyje. Nu ir jums, mėlėjai, ačiū, kad atėjot. Tu mums sakė, Jonai, kad gal 150 tų paveikslų tavo yra, kažkur iškeliavę, primink. Nu, esu pripaišęs gal 150, gal 250. Jie yra Latvijoje, Lietuvoje, yra Vokietijoje, yra Prancūzijoje. Grafikos, sakai, parodų yra ir pavogė ten kažkoks draugas. Ai, dar grafikos paroda, nesurėminta. Pavogė man 10 darbų spalvotos grafikos Vilniuje, kai gyvenau. Sutikau prie Barbakano tokį draugišką jaunuolį, tokį hipišką, ilgais plaukais susibendravom, alaus įkalėm, parsivežiau namo, rodžiau paveikslus, parodžiau tą parodą, jis labai žavėjusi tais paveikslais. Paskui jisai taip tyliai išėjo, nu ką? Aš žiūriu televizorių, geriu kavą, kitą dieną žiūriu, nevertus papkės su tais paveikslais. Pavogė 10 paveikslų. Labai patiko matyti žmogui. Va tai buvo. Nu ką, apie tą klubą noriu pasakyti. Tas klubas man labai daug padėjo. Čia yra klubų kronika visa, žurnalai apie klubą, gali žmonės paskaityti. Gal Bronius porą žodžių apie klubą. Kas ten vyksta, ką ten žmonės daro. Labą dieną, esu Bronius iš Vilniaus, atstovauju klubui 13 ir ko, esu valdybos narys. Pirmininkė mūsų dabar atostogauja, tai Jonas atsiprašė, kad prašė perduoti kuo geriausius linkėjimus. Klubos susirinkimai vyksta vieną kartą per mėnesį. Iš kur tai turime apie 30 aktyvių klubo narių, dalyvaujame parodose, paleidžiame šitą žurnalą klubo 13 ir ko žinios. Dabar su Jonu irgi teko susidurti šitame klube. Esu dalyvavęs kartu su jo parodose, jo kūriniai buvo eksponuojami netgi Seime, Lietuvos Respublikos Seime buvo jo kūrinių, paskui buvo jo kūriniai eksponuojami ir Sveikatos apsaugos ministerijoje, medicinos bibliotekoje, visur, reiškiasi, Jonas susilaukė pačių geriausių atsiliepimų. Ir tikrai daugam patinka jo kūriniai, ne visi supranta juos, bet čia jau, kaip sakoma, kiekvienas turi savo supratimą į tos paveikslus. Tai va, sveikinu Joną į visą bendruomenę su gražiu renginiu, linkiu Jonui dar ne vieną parodą surengti ir Vilniuje, ne tik Krikštėnuose, lauksime jo ir linkime jam kuo pačiausias geriausias sėkmės. Sėkmės jo, kūrybinės sėkmės. Ačiū labai. Dalykę, bendruomenės pirmininkė yra svečiam, noriu pristatyti mūsų ir seniūnaitė, ir bendruomenės pirmininkė, ir kultūros aktyvistė. Tikrai šaunia gražia proga. Gal nedidelis būrelis čia mūsų susirinkė, Jonai, pas tave į šventę. Kiekvienas mes esam kitoks. Bet ne visi mes galim tai parodyti kitiems. Bet šiandien mes turim puikią progą pamatyti, kokį mes Joną turim pas save. Su jo darbais, su jo spalvom, su jo jėga. Ir labai gera, kad mes turim tave tokį pas save ir džiaugiamės. Tik visų prašau vertinti tai, nes turim tikrai kūrybingą žmogų. Ir aišku, labai norisi pirmiausia palinkėti tos kūrybos daugiau, Jonai, kad ta kūrybos paukštė tave visada lydėtų ir visada apglėbtų save savo sparnais. Tai ačiū tau labai, kad tu su mumis ir linkim labai daug dar gražių piešinių ir aišku, tikimės iš tavęs dovanų. Ačiū, visi paplokit.
Ačiū labai, ačiū. Ja, nes yra Jonas jo apdovanojęs ir kaimyną, ir kitus žmonės, ir biblioteką. Daug mes čia turim tikrai ir dvarė yra. Jo, ir net punktą jis yra padovanojęs, yra labai puikus 2 paveikslai, kurie labai derinasi man į interjerą visą. Ir kas atvažiuoja, pirmoji eilė akis krinta į tą sieną, o kokie paveikslai. Taip sakau, čia vietinio mūsų tapytojo, nors jis buvo Vilnietis ir daug dar kitur gyvenęs, bet dabar Krikštėnuose ir vat negaili savo, padovanoja, dalinasi mums. Ir labai. Turim progą visada Joną matyti pas save. Jo. Tai čia aš esu pati iš Ignalinos, gyvenu Vilniui, o čia turim sodybą, čia vyro tėviškė. Ir mes čia kiekvieną vasarą gyvenam ir mes su Virgute ir su Jonu susidraugavom ir jis padovanojo irgi 2 paveikslus ir sako, aš noriu aš sakysiu Ignalinskai. Noriu padabot, kur kabo tavo paveikslai. Sako, blogai cviekus, inkaliai, kreivai. Sakau, kaip mokėjau, taip inkaliau. Sako, aš pataisysiu, sakau, taisyk. Bet pati geriausia buvo vieta. Ir jam patiko, kur kabo jo paveikslai. Ačiū Jonai už nuostabius paveikslus ir už draugystę. Jūs ką paprašysime? Aš norėčiau ir savo sesių vardu, ir savo vardu pirmiausia sveikinti su praėjusiu jūsų jubiliejumi, džiaugtis šitą ne pirmąją jūsų parodą, taip pat prisidėti prie dalios, kad džiaugiamės, Jonai, kad jūs esate su mumis, mūsų kaimo bendruomenėje, džiaugiamės šitais paveikslais, kurie kalba tai, ko perpildyta jūsų širdis, kad jų originaliai kalba ir linkime, kad ne paskutinė paroda būtų ir kad jūs kartu su Virginija kartu žingsniuotumėte ir būtų daug džiaugsmo jūsų kūrybos kelyje. Aš dar pasakysiu, jeigu ne Virgelė, nebūtų ir tos parodos tikriausiai. Jis mane labai palaiko, paremė, supranta, kartais nebėra pinigų duonai, bet nuperkam tušo popieriaus, dažų, o taip būna. Čia prisimenu kitas paveikslas. Na, kas dar norit? Kas su Gilytėm. Tai aš jau dabar užsakymą, pas Joną užsakymą, mes čia šnekėjomės. Jonu, tau noriu kartą palinkėti. Sėkmės tau ateinačiuose darbuose. Tu rugsėjo 7 išvyksti į Vilnių į mugę. Tau kad sėkmės noriu ir tolimės. Man tenka daug per savo gyvenimą, savo darbę, dirbant įvairiuose pareigose, labai daug šefuoti žmonių ir ypač meną ir ypač žmonių, kurių tapyba, jo taip ir vadinasi, abstrakcija. Ir teisingai šiandien prasitarė, ne visiems Dievo dovana duota abstrakciją suprasti. Galbūt ten portretą dar kažką tai lengviau. Abstrakcijai tu įžiūri tą, ką tu žiūri. Dailininkas vieną, ką jis piešia, jisai savo. Tu jame vėl įžiūri tą, ką jisai perdoda kažkiek tau, bet ir tu savo tą, ką dušė tavo nori. Ir aš galiu pasakyti, man buvo savo gyvenime tokia, dirbant dar Joniškė, jaunas labai vyrukas, jam diagnozavo kaip čia, apendicitą augantį. Ir jam tiesiai pasakė, kad tau liko gyventi 24 mėnesiai maždaug. Ir jisai ėmėsi piešti tada. Bet ant kiek jo buvo tie optimistiniai tokie tie paveikslai ir kiek aš paskui dirbau dar kitose rajonuose, aš visą laiką įvežiodavau ir man labai gaila, kad kaip ir Jonas ir kažkas tai, ten gal ir tie giminaičiai, kadangi jų turtas buvo ir jisai tą parodą aš nežinau kur prapuolė. Bet ant tiek, toje abstrakcijoje buvo tiek daug optimizmo,
kad visi mes susižavėdavę žiūrėdam ir net žmogus, kuris nesupranta apie tą tapybą gal nieko, bet jis ten atrasdavo save. Lygiai man, sakau, šiandieną tikrai maloniai tokia staigmena, be galo galiu pasakyti tikrai, kiek galėsiu prisidėsiu tai, kad ir, kaip sakyti, propaguoti, reklamuoti. Mes va daug bendraujam ir su Stiško, su Anatolijum Palūkovo, parodas rusų dailininkų ir Vilniui, ir čia va Ukmergėj darom. Taip, kad šiandieną galbūt taip ir sutarkim, kad labai maloni ir šilta aplinka čia, Krikštėnuose, bet aišku, gaila, kad Ukmergės rajonas irgi turi gerų ir, kaip sakyti, daug šiltų žmonių ir žinančių, ir aš tikrai, kai įdėjau skelbimus ir daug kam perskambinau, atvirai sakant, tikrai mažai dar kas ir girdėjo. Turbūt šiandieną mūsų ir tokia užduotis, tie, kurie šiandieną atėjo pagerbti Joną ir jo tą darbą, kai jisai 30 metų išlaikė teptuką ir būdamas neprofesionalas, nebaigęs nei jokių, aš taip suprantu, specialių didelių dailės mokslo. Ir čia galbūt ir yra ta esmė, kad kartais, kaip rusai sako, tas samarodak, ir būna gal jisai žymiai ir yra brangesnis negu kad atšlifuoti dailininkų darbai. Nes čia, aš suprantu, įdedama visą sielą, visą dūšią. Čia nėra galbūt tiek išdirbta labai jau technika, bet čia įdėta dvasia. Taip kad, sakau, Jonai, ačiū tau, kad tikrai neužmiršai, prisiminiai. Aš tikrai prie visų galiu pasakyti irgi, tikrai neužmiršim, kiek kur galėsim, galimybės turim ir gan nemažas, ir minėjai ir į Mūgę važiuojam, ir aš žinau, yra kvietimai gauti, ir Rusijos ambasada, Ukrainos, irgi tom dienom darys kažkokias priemonės. Taip, kad aš tikrai, būdamas su jais, kalbėsios ir ne tik tai čia, bet ir pas mus mieste, kaip tai bebūtų, kad turi būti paroda Šaunuoliai Krikštėnuose, kad jūs jau antrą parodą, bet labai gaila, kad Ukmergėj dar pačiam mieste, kur žiūrovų turbūt tikrai ir vertintojų susirinktų daugiau, tikrai pasižadam ją organizuoti. Kam, bet mums saviem žmonėm salės turi būti visada atviros ir jom visada tokiem žmonėm turi būti žalia gatvė. Nes kas daugiau, nors sako, kaip ten savam kieme nebūsi pranašo, bet mes turim vis tiek padaryti viską, kad tokie unikalų žmonės, kurie yra mūsų tarpe, apie juos žinotų, jų menu, jų darbais tikrai galėtų visi žavėtis ir didžiuotis. Tuo labiau, kad aš šiandieną galiu atvirai pasakyti, aš ten tik tai biškutį nesuvartau, daug kas man vakar skambina, tai paroda, kad aš nežinau, iš kur čia jie matėjo dar kažkokią informaciją, kad kaip vakar turėjo būti. Ir aš jau sakau, čia... Tikriausiai Centrinės bibliotekos svetainėje įdėta, nes pavaduotoja Virginija Tyrėja. Mūsų tai įdėta, aš dar pastikrinau, mūsų 22. Bet tai čia esmė ne tame. Esmė tame, kad mes šiandieną tikrai šiltoj tokioj aplinkoj surandam savo perlą ir kurį turim šlifuoti ir jam tikrai sudaryti visas sąlygas, kad jisai ir toliau dar nemažiau kaip 30 metų tą teptuką iš rankų nepaleista. Na, o Virginijai turbūt aš suprantu ir man tenka daug dalyvauti ir susitikti ir su tai šeimom, ir su rašytais, su menininkais, ir mūsų Santarvės fondo, kai būnam labai daug, tai dažniausiai antros pusės jos visada biškelį jau, taip ir tiesiai sako, sunkus gyvenimas su tais menininkais, dailininkais, rašytojais ar tai tapytojais. Tai Jonai sėkmės, o Virgutė tik tai turbūt kantrybės didelės, o be jos turbūt ir jo meno ir kūrinių nebūtų. Tai sėkmės tau, Jonai, tikrai. Bet Virgenė didelė kritikė, jinai, čia tą pirmą paveikslą, man tai sakiau, kabint Jonai, nekabint to paveikslą. O paskui pakabino, mes ant rytojaus Virgeliai susitikę, jai būtė, žinokit, grynas toksai vaizdas buvo ant pakirtušės miško. Rūkas, miško ir vėl rūkas ir dangus violetinis debesis. Taip gražu buvo. Tai sakau, dabar man pats tas paveikslas ir gražiausias suprantamas. Ten bildukas yra, bildukas. Ir kitas bildukas šalia kabo irgi. Kiekvienas paveikslas turi pavadinimą.
Ne tik paroda pavadinimas, bet kiekvienas paveikslas turi pavadinimą. Tai jaunukti, kur tau ir kur, matai, kiek laukia tavęs darbų, labai malonu. Aš norėtų poną Kazieną, Julių Kazieną pristatyti, mes jį anksčiau pažinojom, dabar tai didelis, žinau, kad visuomenininkas, bet iš tikrųjų dabar Taigi mes kolegos. bendruomenės, Ukmergės bendruomenės pirmininkas. Ir irgi Seniūnaitis, va kaip. Ir Seniūnaitis. Nu, ir Lietuvos santarės fondas teigėjas. Čia man ten daugiausiai jau. Jo, mes į spaudos apie jus žinom, bet radikal svečiai. Gerai, labai ačiū, kad nepasididžiavo, iš Ukmergės, visiems palaikymas iš miesto. Aš sakau, aš biškai tik tai, bent vakar, tai aš daug kas skambinasi ir ruošiasi, šiandien tik takėti, oi, va, lietus klyja, tai ten tingim ateiti, sakau, koks tingim, taigi aš su autobusiuku važiuojant, tai, ką daryti? Priežastis vis taip yra. Mūsų centrinės bibliotekos tai ruošiasi rytdienai, nes rytoj yra Juodojo Kaspino diena, tai vyks prie centrinės bibliotekos prie paminklo minėjimas, ten renginys vyks, tai atsiprašė, sako, jau tikrai mes nesuspėsim, tai palinkėjai mums gerai pasibūti ir smagu labai. Na, kas daugiau gal Lenutė? Jo, palaikom Joną, ne? Palaikom Joną. Dabar aš trumpai biškai apie savo skaitytojus. Šiandien man susirinko aktyviausi, kurie bendrauja, skaito. Tai pirmiausia, aš norėčiau nuo savo mažiausius skaitytojų. Kas jo? O kol renkasi mes visi plojam. O, viena ateina. Taip, tai Alinai, tau yra čia dovanėlė. Tau yra jo Dominikai. Aš Alinai, tai va čia su šunim, šuniuku va yra toksai. Tik ne šunis. Tai gerai rinkis. Prašom čia knygučių. Va, vyrės, čia knygutės tai suaugusiems irgi. Nu. Taip. Nori. Ir dar kaip. Alina, rinktis, prašom. Prašom. Pagal darbų Danutė. Viena ir kita Danutė. Žurnalas skaitot. Ačiū. Danutė, prašom, atsisuk greitai, va. Nesvarbu, kad iš tavo rankos neliuk. Hodelis. Jo. Alinutė. Prašau, mano... Reginut, prašom. Prašom. Įskaitoma, tai įskaitoma ir va vaselė. Įskaitoma, prašom, pasirinkit. Ne, pasirinkit. Per daug. Ačiū. Kitiem palikit. Yra mano... Mes dažnai ir ačiū. Tegu būna skaitytojams kitiem. Ačiū. Dviejų dalykų per daug. Aš Alinutė. Tai perskaitys, bet Neturi.